Tai sveiki visi atvykę į Amerikos sostinę Vašingtoną. Galima paaiškinti. Mano vardas yra Stasys Kolevas, aš iš Toronto ir man tenka labai didelė garbė jums pravesti mūsų pirmą kartą surengtą šak kalbas. Tikrai bus nepaprastas savaitgalis, per kurį jūs išgirsite labai įdomių kalbų. Ir mes tikrai tikimės, kad jūs privers truputį pamastyti ir gal net apie tokias temas, kur paprastai jūs nebūtumėte labai daug laiko galvoje. Mes norim visiems kalbėtojams suteikti pagarbą, tai jeigu galėtumėt visi su manim kartu ištraukti savo telefonus ir arba išjungti, arba garsą nusukti, būčiau dėkingas. Ir prašysim, kad per kalbas, kaip kalba paskaitininkai, prašytumėm bandyti neįeiti ir išeiti iš salės, kad nesukeltų per daug triukšmo. O dabar oficialiai pradėti šią kalbas aš kviečiu Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos dvasios vadą, prelatą Edmundą Putrimą, sukalbėti invokaciją. Melskimės. Pradėdami Šiaurės Amerikos ateitininkų konferenciją Profesionalų kelias, tegu mūsų tikslus bei darbus te sustiprina įkvėpia viešpaties malonė šįmet, ypač per Kristijono Donelaičio asmenybę minint jau 300 metų gimimo sukaktyje. Kunigo ir rašytojo Donelaičio siekiuose mes randame atramą ir gairės, kurių vienas svarbiausių padėti lietuviams išlaikyti savo tautiškumą ir moralinį jo vertę, tai yra gerbti senuosius papročius, mylėti Dievą ir žmones. Donelaičio darbuose ir kūrybose sutinkame dvasingumą, kuris ragina atkreipti dėmesį į dvi karalystės – į dvasinį ir pasaulietinį. Pasaulis, gamta motina žemė, išlieka šventa, nes tai Dievo kūryba iš šios motinos žemės išauga ir gyvena jos vaikai. Šis priminimas te padeda mums gerbti savo motinos žemės papročius ir rūpestingai įsijungti į kūrinijų šio pasaulio tvarką. Šiuose šeimose metuose, Lietuvoje sutartinai paskelbtuose ir švenčiamuose visų krikščionių bendrijų, melskime ir už mūsų tautos šeimas, kurios vaikai pirmiausia išmoksta mylėti ir pasitikėti Dievu, savo artimu, bei gerbti gyvybę. Šeimoje mes išgirstame išganingą viešpaties vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui šventajai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvų, Sūnaus, šventos dvasios. Amen. Ačiū labai, prelatė. O toliau kviečiu Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos pirmininkę ir šio savaitgalio pagrindinę organizatorę Rasą Narutytę Kasniūnienę tarti įžanginį žodį. Aš iš tikrųjų suabejojau, aš nežinojau, Gytis man mėgino paaiškinti, kaip padaryti, bet nemokėjau. Dėkui Stasiui už įžangą. Šiaurės Amerikos ateitininkų vardu sveikinu visus atvykusi į šią neeilinę ateitininkų ruošimą konferenciją. Mes valdyboje jau senai kalbėjome apie norą suruošti renginį ryto pakrašty. Ambasadorius Paviljonis po ateitininkų šimtmečio skatino ateitininkus atvykti į Vašingtoną. Mūsų užtruko porą metų, bet pagaliau mes čia.
Džiaugiamės kartu, kad su visais būti čia JAV sostinėje. Diskutavome įvairias mintis, kokiu formatu mes norėtumėm šią konferenciją suruošti. Pasidalinu. Ateitininkų ideologija atsiremia krikščioniškąją pasaulėžiūrą, derindama idealą ir tikrovę. Atrodytų, kad tie du nesuderinami dalykai. Bet gyvenimas be idealo sustingtų ir pasimestų, idealas be gyvenimo prarastų savo prasmės. Idealas yra siektinis ir pats jo siekimas veda žmogų pirmyn į ateitį tobulėti. Omnia instaurare in Christo, tai yra idealas, ateitininkų šūkis, kuris reikalauja tolimesnės pažangos. Jis reikalauja nepailstamos pažangos, naujųjų pasiryžimų, atsinaujinimo iš vidaus. Jeigu idealas žmogaus sąmonėje yra gyvas, jis veikdina ir judina žmogų. Jis gaivina visus žmogaus pastangas. Konferencijos tikslas yra pažadinti intelektualinį dėmesį, interesą, gilintis į naujas gyvas problemas, sukurti minties ir idėjų apyskaitą tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų. Pasidalinti atsiekimais tarp suaugusiųjų ir jaunesniųjų. Su Dievo palyda ir globa žmogus kuria savo paties gyvenimą, duoda jam kryptį, formą ir turinį. Nuo jo priklauso, ko jis bus ir ką pasieks. Tad kilo mintis profesionalų kelias. Linkiu visiems prasmingai, nuotaikingai praleisti konferenciją ir garbė Kristui. Ačiū labai. Ir džiugu matyti tokią, aš norėjau sakyti, gausią publiką. Yra nemažai dar žmonių, kurie neatvažiavo, bet mūsų tarpe šį savaitgalį bus dalyvių iš Šiaurės Amerikos, iš Europos ir net daugiau negu 10 miestų. Tai skatinu jūs visus susipažinti, jei nesate dar pažįstami ir jeigu sakykime, jau senai nesate draugavę su kai kuriais draugais iš įvairių miestų, tai atnaujinkite tas draugystės. Ar čia susirinkusių kambarį esate kažkada dalyvavę ar girdėję apie TED Talks, tokį dalyką? Pakelkite ranką. Gerai, mūsų renginys visai nepanašus į tą. Gal šiek tiek panašus. Tai oficialiai ne. Tai šį savaitgalį jūs turėsit progą pasiklausyti net 14 įdomių žmonių, kurie yra dalis mūsų lietuvių bendruomenės ir jie jums pristatys įdomias kalbas įvairiom temom apie jų aistras, apie their passions. Kalbas apie tokias temas, kurioms jiems tikrai yra labai svarbios. Kai kuriuos kalbėtojus gal geriau pažinsite, o kitus gal ir nelabai. Tai aš skatinu ne tik išklausyti jų kalbų, bet savaitgalio bėgį užveskite diskusiją su jais. Žinai, neformalios diskusijos dažniausiai tampa įdomiausias. Aš šią žiemą moksleiviam pristačiau kalbą apie ryšį vystymą ar networking per žiemos kursus Dainavoj. Tai moksleiviai puikiai supranta jo svarbą, tai jūs irgi skatinu sudaryti naujas pažintis.